Labas rytas, gerbiami susirinkusieji. Europinio forumo Vieninga Europa, vieninga istorija dalyviai, gerbiamas ministrė pirmininkė, pranešėjai, forumo svečiai. Šiandien kalbėsime apie Europą, apie Europos istorinę atmintį ir įžangai norėčiau kelis žodžius pasakyti, nes Europa, Europos Sąjunga, tai visų pirma ne tik ir ne tiek ekonominė sąjunga, kas savaime suprantama yra faktas, bet tai pirmiausiai vertybių sąjunga, kurios yra liberali demokratija, žmogaus teisės, pagrindinės laisvės, įstatymo viršenybė. Tačiau 20-ojo amžiaus istorijos patirtis yra paženklinta skaudžiais ir svarbiais įvykiais, kurie buvo visiška priešingybė šiandieninės Europos santvarkai ir būsenai. Tai yra du pagrindiniai totalitariniai režimai - nacistinės Vokietijos ir sovietinis komunistinis režimas, kurie atnešė daug netekčių, aukų ir Europos tautos. Galiu sakyti, turbūt visos Europos tautos, Europos žmonės nukentėjo vienaip ar kitaip nuo šių režimų. Tačiau dėl skirtingos tų režimų prigimties, jų ideologinio pagrindo, galų gale ir ne visos Europos tautos patyrė abudu režimus. Taigi dėl šių visų priežasčių patirtis istorinė skirtingų tautų, skirtingų žmonių grupių buvo skirtinga. Dėl to yra susiformavę skirtingi bendros kolektyvinės istorinės atminties naratyvai, kurie dažnai neleidžia mums susikalbėti. Aš manau, kad turime, kalbėdami apie savo skaudulius, mokėti ir išgirsti, priimti tą vakarietišką naratyvą. Kita vertus, turime kalbėti ir apie tai, kas vyko čia už geležinės uždangos. Bet kalbėti nekonfliktiškai, nekonkuruodami, siekdami, kad kiekviena Europos tautos patirtis, kiekvienas nusikaltimas būtų atskirai, aiškiai ištirtas, įvertintas ir pasakyta visa istorinė tiesa. Štai šio forumo tikslas ir yra atverti erdvę tokiam dialogui, pakalbėti apie 20-ojo amžiaus Europos totalitarinę praeitį ir išsiaiškinti, kodėl susiformavo tos skirtingos istorinės atminties trajektorijos. Ir tikimės, kad šias 2 dienas šitomis įdomiomis ir kontroversiškomis temomis diskutuos istorikai, visuomenės veikėjai, politikai, ieškodami būdų, kaip nekonfliktiškai artėti prie tam tikro bendro vardiklio, prie bendro supratimo apie Europos istoriją.